Sveiki visi, su jumis MJ Taro. Ir darau tokį eksperimentuką, darysiu būrimuką apie šių metų vasarą ir remsiuosi į zodiako ženklus. Taigi dabar būrimukas bus jums svarstyklės ir važiuosim, kokia bus jums ši vasara. Taip, pradėkim su šitą kaladę. Meilės reikalai, darbas, finansai, artimieji bei draugai, nuotaikos, kas nustebins. Paėmiau kitą kaladę. Šių metų vasarą 2024 svarstyklėms. Šių metų vasarą 2024 svarstyklėms. Kas įvyks? Darbas, finansai, meilė, artimieji bei draugai, nuotaikos, šių metų vasaros svarstyklės, darbas ir finansai, meilė ir santykiai, artimieji bei draugai, nuotaikos, kas nustebins. Ir svarstyklėm pamoka šių metų vasaros. Ir važiuojama. Taigi svarstyklės, darbas ir finansai. Galite kai kurie iš jūsų pakeisti darbą ir galite pakeisti visiškai kardinaliai. Tas procesas vis tik pareikalaus streso. Tačiau tas stresas toksai bus iš per didelio pergalvojimo labiau, galbūt taip. Nes ir šiaip jūs svarstyklės esat toksai ženklas, kur mėgstat taip pagalvoti daugiau negu reikia kitą kartą. Tai darbe, finansuose to bus. Bus pergyvenimas dėl pokyčio. Gali būti, kad
reikės pakonkuruoti dėl savo darbo vietos, dėl savo pozicijos ir tai jums sukels streso. Nusimato kažkoks tai užbaigimas svarstyklėms su darbais. Nebūtinai jūs išeisit iš darbo, ar ne? Galbūt tiesiog jūs nuspręs perkelti kitą poziciją. Ir gali būti, kad jūs tam bandysit kovoti priešintis. Vieni taip, o kiti galbūt pajutę konkurenciją konkuruosit su tuo ir pergyvensit, kaip čia dabar išeis, kaip čia bus. Bet vis tik, šita korta pasaulis, jinai įneša pozityvą. Ši korta šneka vis tiek apie tokius gerus pokyčius. Net jeigu jūs kai kurie ne tai, kad neteksit darbą, arba galbūt perkels jūs, sakykime, kažkokią tai poziciją, kur jums nebus taip jau prie širdies. Tai nenusiminkit, vis tiek viskas galiausiai turėtų išeiti į gerą. Tai va, tokia jums bus darbo sritis. Konkurencija, pokyčiai bei pergalvojimas. Gerai, keliaujam su meile. Voi. Oho. Jeigu darbinėje sferoje gali jaustis nerimas, tai žinokit, vasarą meilės srityje jūsų laukia stiprus jausmai, stiprios aistros, bet ta gerąja prasme, net ne aistros, o aistra. Ir nauji pasiūlymai. Tiems, kas yra santykiuose, gali būti, kad tas santykis užsiplieks, pasižadins aistra. Galbūt pajusite net tą tokį artimesnį ryšį, negu įprastai jautėte. O vienišom svarstyklėm, tai vėlgi sakau, turėtų būti nauji pasiūlymai. Romanas tikrai turėtų būti ir netgi toks, sakyčiau, aistringas. O galbūt jūs pats intensyviai kažkam siūlysit savo širdį, taip sakant. Išties šita sfera labai turėtų būti jaudinanti vasarą. Palikime atverstą. Ir taip toliau. Artimieji bei draugai vasarą svarstyklės. Šventės su tais artimaisiais, šalia kurių labai yra faina ir gera būti. Ypatingai vasaros pradžioj. Vėlgi nusimato kažkokios tai pakilios nuotaikos, labai džiaugsmingos.
Žiūrėk, yra dar 2 kalavijai, kurie kaip ir rodo tą tokią aklavietę bei dvejojimą. Pabandysim gal pasižiūrėti. Dėl ko čia šita aklavietė ir dvejojimas, bendravimas su artimaisiais bei draugais, svarstyklėm. Dar kartelį dvejojimas ir svarstymas. Ir dvejojimas bei svarstymas kūrybinių potencialų, kūrybinėje sferoje. Gali būti, kad jūs per mažai sutiksit kažkam palaikymo, kai jo reikės artimiesiam bei draugam dėl jų veiklos. Arba jums suteiks per mažai palaikymo. Galbūt bandysit išsipasakoti, ieškoti palaikymo dėl darbinės situacijos, nes vėlgi sakiau, kad čia bus pokyčiai, bus konkurencija ir tiesiog negausit iš artimųjų tam tikrų momentų to palaikymo, kokio tikėjotės. O tikėsitės tikrai jo. To palaikymo tikrai norėsis. Nuotaikos. Šiek tiek patvarkysim ir nuotaikos svarstyklėm. Vasara. Jau. Nuotaikos tokios, kad visų pirma atrodys, kad visko yra per daug, viskas vyksta labai greitai ir gan nelengva čia susigaudyti momentais. Jums reikės ieškoti nusiraminimo savyje, galbūt taip noris pasakyti. Net nežinau, kaip parinkti tokius žodžius. Negavę to palaikymo iš artimųjų, bandysit jo ieškoti savyje. Ir tai yra visada labai geras sprendimas. Nes vis tik mes turim išmokti ir patys ir save mylėti, ir save palaikyti, ir viską sau duoti patys. Ir tai nereiškia, kad mes nenorim, negalim priimti tos pagalbos, kažkokiu tai jausmų palaikymo iš kitų. Mes galim tai priimti ir labai smagu jo sulaukti, bet pirmoje vietoje mes visada turim būti išmokę susiprasti savį, patys priimti save. Ir vat tokios čia nuotaikos bus. Tačiau vasaros gale vis tik, kažkodėl noriu sakyti būtent vasaros gale, gal kai kuriem ir pradžioj, jausis finansinė gausa. Tikrai bus momentų, kada džiaugsitės tuo, ką turit, būtent tom savo finansiniam gerybėm. Tai galbūt kažkam nusimato koksai gal netgi didesnis pirkinys.
Kas nustebins? Oho, nuostabos čia bus daug. Ir gali būti netgi keliose sferose. Meilės srity gali jūs nustebinti kažkas tai naujais jausmais, išpažintim apie savo jausmus. Vėlgi, grįžtant prie meilės sferos, jau buvau minėjus, kad ten nusimato naujienos, ar ne? Kažkas tai naujo, kažko tai pradžia. Tai vėlgi patvirtinimas, kad tai tikrai jūs nustebins. Taip pat nustebins naujas šuolis karjeroje. Galbūt sumastysit kažką tai pasitobulinti, tiksliau nesumastysit, bet jums galbūt pasiūlys, kaip ir minėjau, ar kažkokias kitas pareigas, ar kažkokius kursus ir jūs tai nustebins. Bet nustebins ne iš blogosios pusės. Kaip tik pas jūs užsidegimas. Eiti ir daryti. Ir gali būti taip, kad nustebins kažkokio tai žmogaus dviveidiškumas. Gali būti, kad nustebins kažkieno tai apgaulę. Ir pamoka šios vasaros svarstyklėm. Laisva valia. Išeikit iš savo kokono. Bei tikėkit. Simboliai ir tikėkit. Labai labai fainai. Ir didžiausias kokonas, tai man noris pasakyti, bus darbe. Kai jūs bijosit to pokyčio. Tikėkit, jūs galit. Tikrai iškrito patvirtinimas. Jūs galit pasiekti naujų tikslų, naujų aukštumų. Tik tai reikia išsilaisvinti iš to, ką esat pas save viduj užspaudę. Vėlgi meilės sferoje irgi, jeigu jaučiatės dabar kažkokią tai užsispaudę, kažko tai nevirti, ne, tai ne apie jūs. Išsilaisvinkit ir patikėkit, kad galit ir esat verti gražių jausmų, geresnio darbo pasiūlymo, ar tai kokybiškų mokymų. Patikėkit ir išlaisvinkit save. Tai tokia jums bus vasara, mielos svarstyklės. Sėkmės ir iki.